Labutis visiems. Jie man davė žinią ir nori pranešti apie 2050 metus, kuo tie metai bus lemtingi ir kas keisis nuo tų metų. Tai jie visų pirma sakė, kad tai bus rojų žemė. Tais metais prasidės rojų žemė, aukso amžius. Iki to laiko, iki 50 metų, skaitos turėtų būti chaosas visur vykti net pasikeitimai tiesiog žemė ir mes patys turim priimti tą energiją, kurią dabar mums davė ir ją įsisodinti ir tiesiog rasti teisingą kelią mes visi, kuris mus nušvies ir tiesiog nuves į tą aukso amžių, arba jie nori pasakyti daugiau, tai rojaus žemę. Tai va, jie man taip sakė, kad mokyklose bus mokinami vaikai visiškai kitaip, bus mokinami daugiau naudojamasi trečiaja akimi, nes ką mes matom savo dviem atmerktom akim, tai yra labai limituota ir tai nėra tikra. Tik tai trečiaja akimi tu matai tikrovę, tu matai, kas vyksta, tu supranti, tu kontaktuoji ir daugiau bendrauji. Tai va tas nauji dalykai bus mokinami mokyklose. Paskui jie sakė dar, kad mes turėsime išmokti kontroliuoti savo ego ir savo širdies dievišką energiją. Tai bus, kai mes tai išmoksime, tada tu pasieki tą jau rojų žemėje kiekvienas asmeniškai, nes tai 2050-ieji tai yra, kad jau žemėje bus rojus. Bet tai nereiškia, kad jūs negalite tai pasiekti. Jūs galite pasiekti tai patys, kai mes skaitos išmokstame patys reguliuoti savo ego ir savo širdies dievišką energiją. Kai mes tai mokame valdyti, tada skaitos jums prasiveria tos duris į tą rojų ir jums bus sukurtas tas rojus jums žemėje, kol jūs egzistuoja šitoje žemėje. Tai va, ne tai, kad jūs turite nusiminti ir sakyti, va, gal aš nedagyvensiu iki 50-ųjų, tai yra nesvarbu, tai tik tai yra skaičiai, tai yra tik tai duota kaip skalėjas skaičius, kad va nuo tų metų visi gyvenantys žmonės šitoje žemėje jau gyvens rojuje. Tai va, o mes kiekvienas tai galime pasiekti individualiai ir tai įvyksta skirtingų laikų. Tai nebus, kad mes visi įsijungsime vienu ir tiesiog visi pradėsim veikti vienai, taip negali būti, nes vieni atėjo anksčiau, vieni kiti atėjo vėliau, bet tai yra visiškai nesvarbu, nes jūsų rojus žemėje tai priklauso nuo jūsų pačių. Tai va, dirbama su ta energija, ką dar. Skaitos įeina naujos vibracijos į žemę, įsėjama ir aišku, jau tada visos būtybės ir egzistuojantis žmonės yra pilnai pajungiami tam laikui. Tai va, tiek šitą kartą su trumpa žinute, visiems siunčiu didžiulę meilę, daug laimės, nuostabių dienų, kurios jūs patys susikuriate. Iki kito karto.